solidarumą ryžomės įforminti juridiškai susikūrėte ir vadovų tarybą. 2003 m. gruodžio 18 d. priimtas vadovų rūmų įstatymas. Svarus žingsnis medikų profesijos savivaldoje. Odontologų savivalda tai ryški medicinos profesinio valdymo reforma. Čia mes pradėjome savo gyvenimą, mes nežinojome, kaip čia kas bus, kaip čia pakryps, nes viskas buvo pirmas kartas, kaip savivaldos organizacija daug metų sėkmingai dirbome. Žmonės kaip ir rinkosi per šitas duris ir šitoj vietoj, tuščioj vietoj buvo tokie laikini stalai sustatyti, kur vyko dalyvių registracija į kongresą ir būtent į visuotinį susirinkimą. Pačioj salėj buvo labai daug sėdimų vietų, nes mes neįsivaizdavom, kiek žmonių susirinks. Mums reikėjo, kad įvyktų visuotinis susirinkimas. Tai, kažkas panašaus į 4000 surinkti žmonių, kad dauguma būtų susirinkusi. Galim užeiti vidun, pažiūrėti, kaip tas atrodo dabar. Štai. Gali tada taip visai neatrodė, jinai buvo kitokia. Ir kėdės kitokios, ir vaizdas kitoks, bet plotas panašus. Žmonių buvo pilna. Buvo pilna ir parteryje, tame sėdimame priekyje, ir šoninėse ložėse buvo pilna žmonių iš abiejų pusių. Tai va tas džiugino. Ir galvoju, jeigu jie atvažiavo iš visos Lietuvos, susirinko į čia, jeigu jie atvažiavo, reiškia, jie nori tų permainų, reiškia, jeigu reikia, tai viskas bus gerai. Man gal vienintelė istorija visuomet, sakė, stovi prieš akis, kai tu sėdi savo darbo vietoje, darbo kabinete, prasidaro durys, įeina 3 žmonės. Tai buvo Anastazija Tutkuvienė, tai buvo Gediminas Šlepikas ir tai buvo ponas Juodžbalys. Užeina, pasisveikina ir sako, mes iš stomatologų sąjungos. Sako taip, mes apie savivaldą kalbėti atėjo. Ir nuo to viskas užsisuko. Ir žinokit, šitas kadras, istorijam gyvenime atminty, jisai yra pirmasis, kuris visuomet išplaukė, kai aš išgirstu Lietuvos odontologų rūmų. Odontologai vieni iš pirmųjų medicinoje, kurie Lietuvai atgavus nepriklausomybę pradėjo kurti individualų verslą, kitaip tariant, perėjo į privačią praktiką ir tada realiai susidūrėm su reglamentavimu perdėtu, su daugybė problemų verslą įmonę kuriant, begalė dokumentų perteklinių, begalė kontrolės institucijų ir pagalbos nelabai buvo kur gauti. Stomatologų sąjunga jinai neturėjo jokių rimtų funkcijų. Ir tiesiog vieną pavyzdį galiu duoti, kad suprasti, kodėl tai buvo mums svarbu. Pavyzdžiui, kada reikėjo nustatyti įkainius. Ir su Sveikatos apsaugos ministerija buvo sutarta, kad mes skaičiuosim, pasitarsim su visais Lietuvos regionų specialistais. Tais laikais buvo faksai ir faksai nenutilo, mes dirbom keletą dienų ir skaičiavo ir profesoriai, ir skaičiavo taip pat ir rajonuose dirbantys specialistai ir mes tikrai realias kainas suskaičiavom, kokie turėtų būti tie įkainiai. Ir kada pateikėm Sveikatos apsaugos ministerijoje, man buvo atsakyta, kad jau nereikia. Sakau, kaip nereikia, mes šitiek dirbom. Stomatologija jau nusprendė, kainininkas jau yra paruoštas, klausimas uždarytas. Ir taip daugumoje klausimų. Gana keistokai pasijausdavom užsienį, kai paklausdavo, o tai kas rūpinasi odontologijos reikalais? Ministerija, o sako, kiek odontologų yra ministerijoje? Ne vienu.
Na tai visiems atrodydavo labai įdomu, nes pirmiausia tai nustebindavo tai, kad odontologus licencijuoja neodontologai. Dirbom sunkiais tarybiniais laikais, kai reikėjo socialistinio lenktyniavimo rezultatų. Ir reikėjo vis gerinti rezultatus, tai yra priimti vis daugiau pacientų. Ir išdrįsau per mokslinės draugijos posėdį, tai įvyko kaip tik Šiauliuose, pasakyti atvirai, kad mes prirašinėjam pacientus, mes iš tikrųjų tiek jų nesugydom. Tuometis Stomatologų sąjungos pirmininkas Gintaras Juodžbalis, grįžęs vieną ir antrą kartą grįžęs iš tarptautinių organizacijų, atvežė idėją, kad ten odontologai jau seniai, jau šimtmečius savarankiški. Išgirdau apie vokiečių rūmus, taip pat lenkų ir kitas buvo šaltinis, tai galėjo būti įvairūs seminarai, kuriuos prieš stojant į Europos Sąjungą organizuodavo Briusely, Vienoje ir kitose miestuose būdavo seminarai ir mus apmokydavo, supažindindavo su dokumentacija. Tai va tenais ir išgirdau pirmas tas idėjas ir tikrai jos labai sužavėjo. Mes buvom įsitikinę, kad tai yra aukščiausia demokratijos forma, kad savivalda, specialistų klausimų sprendimas, įstatymdavystė, kūrimas, reiškia įstatymų, tai yra aukščiausia tokia galima forma ir protingiausia galima tvarkytis. Na, pirmieji iš tikrųjų mūsų tokie svarstymai apie tokią savivaldą atsirado dar 1988 metais, kai mes įsikūrus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui atkūrėme Lietuvos gydytojų sąjungą ir tam atkūriamajam suvažiavime diskutavom apie būsimą medikų savivaldą. Ir aš atsimenu tą mūsų įsivaizdavimą, kad gali būti tokie medikų rūmai, o juose atskiros specialybės turėti savo padalinius ir vystyti savivaldą, nes visiems buvo iki kaulo smegenų įgrisę tas sovietinis centralizmas ir kaip tik buvo svajojama, kaip tą galima atsikratyti. Odontologai, skirtingai galbūt nuo kitų medikų bendruomenių, jie iš pat pradžių buvo labai linkę kovoti dėl nepriklausomumo ir savarankiškumo. Ir tas siekis turėti nepriklausomą, savarankišką, ir tokią galbūt šiek tiek ir platesnės savivaldos funkcijas, tai iš tikrųjų visada buvo ryšku. Tuo klausimu kalbėti begaliniai sunku, nes padėtis stomatologinė Lietuvoje yra tragiška. Daro rimtokai. Tokiu atveju paprasčiau mažinti Dievo duotą dantų limitą. 1805 metais buvo įkurta Vilniaus medicinos draugija, caro laikais neleido savivaldos. Vokiečių okupacijos, sovietmečio okupacijos, kūrėsi draugijos, visi odontologai troško tos savivaldos, bet nepavyko. Ir tik tai atgavus nepriklausomybę, susibūrus tokiems entuziastams, prasidėjo veikla. Anastazija buvo iš tų, kuri buvo pati energingiausia. Aš mačiau, kaip rūmai buvo sugalvoti, kaip jie buvo pradėti, kaip jie gimė ir kaip augo. Tai iš tikrųjų aš dirbau pas docentę Tutkuvienę ir jinai tiek atidavė savo laiko tiems rūmams, tam, kad jie gimtų. Būdavo, kad dirba, staiga skambutis, reikia bėgti į Seimą, bėgti į vyriausybę, viską mesdavo. Žmonės mus parėmė ir ragino dirbti toliau ir įgyvendinti tą idėją. Ir tokiu būdu mes paruošėme stomatologų rūmų įstatus. Aišku, lyginant su galutinė redakcija, tai jau tapo statutų vėliau,
ir galutinė apimtim netgi šiek tiek juokingai atrodo mūsų įstatai tuometiniai, tilpo į vieną puslapį, bet jie buvo vis tik tai parengti ir 2001 metais, sekančiame stomatologų sąjungos suvažiavime, jiem buvo pritarta ir buvo paprašyta juos įregistruoti Seime. Odontologai, galima sakyti, buvo pirmieji vėliavnešiai ir tokie visiški novatoriai pradėti su profesinė savivalda neteisinėme sektoriuje. Čia yra pirmasis dalykas, kuriem daugam kėlė įvairių klausimų, nes kai tai yra kaip ir teisinės paslaugos, viskas yra aišku. Bendruomenės savimonė, išprusimas, išsilavinimas, supratimas daugelių dalykų, o čia dabar ateina medikai ir ateina odontologai. Bet šita bendruomenė jinai visuomet pasižymėdavo labai tvirtų stuburų, ryžtų ir tokiom, aš sakyčiau, labai drąsiom svajonėm. Tai sunkiausias dalykas buvo neparengti įstatymą ir netgi neįregistruoti jį. Sunkiausia buvo, kaip ir dabartiniu metu, ką mes matom, tai yra darbas su žmonėm. Bendravimas su politiniam partijom, su ministerija, diskusijos, kad tave pirmiausia išgirstų ir suprastų, ką, vardan ko ir kodėl tu darai. Seime ir ministerijoje taip pat buvo nesupratimas iš karto. Ir pirmiausia, turbūt galvojama, kodėl, bet iš karto buvo kažkokios turbūt juodos mintis, kad jeigu tapsim savarankiški, tai vadinasi, tapsim kažkokie tai atskalūnai ir dar kažkas. Kad nepriklausysim sistemą, nors ir dabar didelis klausimas, kiek mes tai sistemą priklausom. Aš galvoju, kad tai buvo nežinojimas. Ir politikai nežinojo, kad medikai gali turėti savivaldą. Ir tai buvo pirmoji kregždė, kurie atskrido į Lietuvą. Kada vyko dėrybos su ES, reiškia, specialia darbo grupė, teko labai daug bendrauti, kalbėti, bet aišku, mes laikėmės pozicijos, kad čia Lietuvoje gyvenam draugiškai, ministerija mums gera ir kad mes geri, taip pat ministerija labai korektiškai laikėsi šiuo atveju, bet kažkodėl jie suprato mūsų siekius ir suprato, kad mes esam stabdomi. Nes pabaigoje vizito antrą dieną priėjo prie manęs kolega iš Skandinavijos, berods iš Suomijos ar iš Danijos ir man tyliai pašnibždėjo. Mes įrašėme jūsų vyriausybė reikalavimą įkurti rūmus. Aš net įsižiojau, atbulas pasitraukiau, kaip jūs supratot, sakau, kad mes turim šitą problemą. Mes, sako, turim patirtį, mes matom, mes jaučiam. Lenkai turi, vokiečiai turi, vieni vienaip, kiti kitaip ten vadinosi, tai ir mes, ir lietuviai turim, ko mes dabar, kodėl mes rūmų neturim turėti. Tai bet tos rūmus, mes suprantam tą žodį, tai ne karaliaus rūmai. Tai yra darbo įrankis, kuris leidžia savarankiškai organizuoti savo veiklą. Nei patys odontologai, man atrodo, nelabai tikėjo pradžiai, kad taip gali būti savivalda. Ir niekas nežinojo, kas tai yra medikų savivalda. Nes tokios nebuvo. Deja, tenka pripažinti, kad ne visi vis tik tai geranoriškai mus pasitiko. Ir kaip nebūtų keista, didžioji opozicija buvo iš pačių odontologų ir ne šiaip dirbančių, praktikuojančių odontologų, bet vis tik tai mūsų elito. Argumentai tikrai nebuvo rimti šiandieną žiūrint iš šios dienos pozicijų. Teigia, kad viskas, ką daro valstybinės institucijos, yra viskas tobula, kad problemų nėra, viską puikiai sprendžia, galime įspręsti ir stomatologų sąjungoje. Ir kai diskutuojant, tarkime, Seimo sveikatos reikalų komitete, tiesiai paklausėm, o ar jums teko registruoti įmonę, tarkim, odontologinę? Ar susidūrėt su kokiom problemom, ar viskas aišku? Pasirodo, neregistravo įmonės, nesusidūrė su šitom problemom ir suopračio neturėjo apie tokius dalykus. Tada šiek tiek jau pasidarė lengviau, bet vis tik čia buvo ir ambicijų reikalas. Buvo sovietinis paveldas, įpratę, kad jeigu mes ten iš aukščiau pasakėm kažką, tai ir taškas, ir čia jūs neįsišokit kažkas, tai ir nebandykit ką nors kitaip daryti ar sakyti, deja tai buvo.
Ir tas pasipriešinimas buvo visą laiką visą įstatymo priėmimo fazę. Ko gero, tos noras viską valdyti ir turėti tam tikrą centralizuotą valdymą, jis, man atrodo, dėja nebuvo pakeistas per daugelį metų. Jeigu mes žiūrėtume pačią pradžią, 90-uosius metus, kai buvo rengiami visiškai nauji pagrindai, nes iš tikrųjų Lietuva iš tarpukario Lietuvos nelabai daug ką galėjo paveldėti tam tikrą teisinį reguliavimą, nebuvo plačiai išvystyta teisinė bazė ir visi įstatymai, kurie buvo rengiami tuo metu, jie rėmėsi pažangia Europos valstybių praktika, vakarų Europos valstybių praktika. Dėl to ir visos šios idėjos, jos daliai visuomenės, ir daliai taip pat ir galbūt ir tam tikra dalis odontologų, galbūt buvo irgi, su nepasitikėjimu žiūrėjo į galimybę veikti savarankiškai ir visus klausimus spręsti savarankiškai. Kadangi vis tik tai visa profesija, apskritai medikų profesijos buvo labai centralizuotos ir tas toks centralizuotas valdymas, licenzijų išdavimas, visi kiti klausimai, jie labai ilgą laiką vis tik tai taip ir liko ministerijos kompetencijoje. Kadangi mes ištrūkom iš tos sovietmečio sistemos ir buvo labai sudėtinga žmonėms suprasti kitaip tą demokratiją ir savivaldą. Kad gali būti kitaip, bet vis tiek buvo noras, kad viskas būtų pagal įstatymą, viskas būtų tvarkingai, kad nebūtų nelegalių tų odontologų. Pati bendruomenė norėjo. Ir dėl to tas pasipriešinimas, sakykime, kad ir buvo, bet jisai laikui bėgant išnyko. Natūralu, kad tu tikėjai ir matei, kad aplinkui visi tikisi kažko tai kito, kažko geresnio, labiau organizuoto, nes visi buvo išsibarstę visiškai. Tiesiog, sulindė į savo laboratorijas, į savo kabinetus, klinikas, ir nevyko to, kas vyksta dabar. Kad būtų priimami sprendimai tikrai atitinkantis mūsų pačių lūkesčius, o ne bendramedicinius. Mes sistemoje dalyvaujam, bet vis tiek mes turim ypatumų, kurių neturi medicina. Tai dėl to tikrai reikėjo, kad rūmai tokie atsirastų ir kad galėtų rodyti kelią visiems odontologams ir tuo pačiu tai pačiai medicinai. Ir gavosi ta situacija, kad kiekvienas jau odontologų bendruomenės narys pamatė, kad tai yra kažkas tai vienijantis, kažkas tai padedantis, kažkas kovojantis su biurokratija. Ir tas dalykas gavosi tai, kad atėjus naujai kartai jau kitaip nebeįsivaizdavo, kaip tai gali būti be to. Odontologų rūmai, manyčiau, kad buvo labai natūrali tokia, sakyčiau, jų tokios odontologų bendruomenės saviraiškos ir savivaldos išdava. Ir 2003 metai buvo tie metai, kai odontologų bendruomenė inicijavo, buvo parengtas įstatymo projektas odontologų rūmų ir tikrai netaip paprasta galbūt buvo įtikinti atskirų Seimo narius, kad tikrai tokių rūmų reikia, bet tikrai labai džiaugiuosi, kad vis tik tai pavyko ir tas įstatymas buvo priimtas. Net 6 įstatymo variantai, patvirtintas buvo priimtas 6 įstatymo variantas, tiek nuolat buvo teikiama pasiūlymų, pastabų, korekcijų teko atlikti. Kitą kartą, aišku, tai visiškai nereikšmingos, bet visiems reikėjo taisyti. Ir netgi po to, kai 3 metų Kalėdų išvakarėse įstatymas buvo priimtas, kai mes visi labai džiaugiamės, kai bendruomenė džiūgavo, vis tik tai vėl opozicija parašė raštą prezidentui, prašydama nepatvirtinti, kad nereikalingas įstatymas ir jo nepatvirtinti. Netgi buvo
Deja buvo tokie reikalai. Lietuvos odontologų rūmų pirmininkė Anastazija Tutkuvienė. Aplankę Klaipėdos klinikas konstatavo šalies odontologų rūmų vadovai. Respublikos odontologų rūmų taryba buvo susirinkusi Klaipėdoje aptarti profesinius kvalifikacijos kėlimo licencijų klausimus. Žmonės vėlgi savo iniciatyvą, savo bemiegiam naktim, savo jėgom tikrai organizavo steigiamą į susirinkimą. Buvo apgalvotos visos reikalingos priemonės tam susirinkimui pravesti, kokias darbo grupės reikia sudaryti, kad viskas įvyktų sklandžiai. Nerimo iš tikrųjų buvo daug, kad tik susirinktų, nes naujas dalykas visiškai nežinomas. Tačiau bendruomenė tikrai labai aktyviai susirinko, žmonės visi su šypsenom, visi geranoriški ir visi su didelė viltim, kad tikrai viskas įvyks ir rūmai bus įsteigti. Tai buvo dar prieš susirinkimą, kai mes jam ruošėmės ir, tokių dvejonių, visokių diversijų galimybių, tai tikrai mes buvom pergalvoję labai daug. Ir taip, kad surinkti kritinę masę visų licencijuotų gydytojų ir burnos priežiūros specialistų, kaip juos privilioti, kaip juos atkviesti iš visos Lietuvos atvažiuoti į Kauną, į sporto halę, tik tai tam, kad pabalsuoti. Aišku, kaip pasakyti, maždaug savaitė laiko prieš patį renginį, kai jau žinai, kad nieko iš esmės negali labai per daug pakeisti, tai jau tuo metu mes ir supratom, kad jau dabar vyks ir jau kaip vyks, taip vyks. Iš pradžių dar ta idėja netikė, kad tikrai tai bus. Bet tada tas 2004 metų birželis, kada susirinkom visi, daugiatūkstantinė minia, iš tikrųjų į Kauno sporto halę. Ir kolegos sako, kaip čia dabar bus, mes būsim tokie savarankiški. Ir čia sako, būsim visi kartu ir visi draugiškai. Ir toks jaudulys ir iš tikrųjų tas ir įvyko. Vyko labai iškilmingas, sakyčiau, netgi panašu kaip į Baltijos kelią žmonės susirinko. Tikrai didelė odontologų bendruomenė ir tikrai buvo pakilimas visų širdise. Visuotinis susirinkimas taip įspūdinga, halė, didžiausiai halė, aišku jau senojoj, bet žmonių susirinko ir visi vienbalsiai už savivaldą. Kauno sporto halė mus labai šiltai priėmė ir ten buvo daug vietos, ten buvo ir rinkimai, ten ir balsavimai buvo, ir pasisakymai. Išrinkom tarybą, tai jau buvo pakankamai vėlus vakaras, kai jau tarybą išrinkom, o kol suskaičiavo balsus, jau ir naktelė atėjo. Aišku, mūsų bendruomenė tuo laiku salėje šokom, dainavom visi, kol balsų skaičiavimo komisija skaičiavo balsus, kai paskelbė, kad jau taryba išrinkta. Tada tarybą susirinkome ten pat, atskiroje salėje, aišku, susirinkome pirmąjį tarybos posėdį. Jau iš karto tą patį? Iš karto, taip, nes jau turėjom pradėti veikti, rūmai jau įsteigti, reikia jau pradėti dirbti, o kaip be vadovaujančių organų negali nieko padaryti. Pirmininko rinkimuose dalyvavome mes dviese su docente Anastazija Tutkuvienė. Rinkimai įvyko iš antro karto, nes pirmo etapo metu mes abu surinkome vienodai balsų, tada vyko antras balsavimas ir buvo išrinkta docentė Anastazija Tutkuvienė. Aš buvau labai laimingas, kad nebuvau išrinktas pirmininku, nes kiek buvo darbo įsisteigus rūmams, kiek reikėjo paruošti teisės aktų, kiek reikėjo paruošti darbų, tarnybų įvairių ir organizuoti šitą darbą, tai buvo be galo sunku. Pirmieji žingsniai, kadangi buvo paskirstyti pagal teritorijas, pagal didžiosius miestus, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, jiems pavesta buvo organizuoti steigiamuosius rūmų jau narių susirinkimus, kad įtvirtinti toj teritorijoje apskrityse irgi savivaldą. Tai va, kalbant 2004 metais, pirmieji jau susirinkimai rūmų tarybos ir buvo paskirstyta pagal narių norus pageidavimus į darbo komisijas, buvo formuojami norminiai dokumentai
kaip etikos kodeksas, ta norminio akto rengimo komisija, kurią jau teko man vadovauti, ten buvo eilė kolegų, prasidėjo ta intensyvi veikla. Mes sveikinam mūsų visus susirinkusius į odontologų rūmų pirmųjų metinių konferenciją. Jūs turbūt žinote, kad Liepos 1 dieną sukako metukai mūsų rūmams. Todėl šiandieną mes susirinkome, kad pasitarti, pasidalinti pasiekimais, prisiminti problemas ir be abejo išklausyti jūsų pastabas, jūsų pasiūlymus, jūsų pageidavimus, kaip rūmų veiklą toliau plėtoti. Pirmaisiais metais turbūt buvo daug tokio kūrybinio, struktūrinio dėliojimo, kiek turi būti kažkokių tai komisijų, už ką jos turi būti atsakingos, kaip organizuoti konferencijas, kongresus, kur jos organizuoti. Patirties nebuvo, visi buvom savamoksliai, tai iš klaidų tikrai labai mokėmės, pradėjom organizuoti šventes, kurti tradicijas, kūrėme ženklą, atsimenu, kaip ginčijomės odontologų rūmose taryboje, kūrėme vėliavą, nominacijas, kiek buvo visokių diskusijų, kokia ta nominacija turi būti Šventos Apolonijos. Paskui važiavom į Telšius pas dailininką Romaldą Inčirauską jos užsakyti. Tai taip, kad veiklos buvo tikrai daug, nes reikėjo sukurti visiškai naujas tradicijas. Odontologų rūmai tikrai sprendė daug įvairiausių klausimų. Kaip žinia, nuo pat pradžios, kada buvo įregistruoti odontologų rūmai, turėjom nuolatinės veikiančias komisijas. Viena komisija buvo reklamos, socialinių reikalų komisija, burnos profilaktikos komisija buvo burnos priežiūros specialistų komisija, norminių aktų komisija buvo. Ir tikrai buvo tuo metu sprendžiamos pačios aktualiausios problemos. Viena dalis tai ypatingai, kadangi akreditavimo tarnyba tuo metu vangiai ruošdavo medicinos normas, o kaip žinia, mūsų profesijai tikrai yra nemažai atskirų profesinių normų. Tai vienas iš tokių didelių darbų tai buvo norminių aktų komisijoje medicinos normų ruošimas, peržiūra ir įvedimas naujų kompetencijų tiek gydytojo odontologo, tiek burnos chirurgo, tiek gydytojo odontologo padėjo, burnos higienisto. Tai čia didžiulis darbas. Kai jie jau gimė, kai jau užregistravo ten, ir mes buvom priimtos dviese dirbti, tai atsakingoji sekretorė ir aš. Mes dirbame abidvi viską, bet pradžiai mes neturėjom absoliučiai nieko, pradėjom nuo nulio, visiškai nuo nulio. Ir pradžiai ten kažkiek su savo priemonėm, kažkiek ten, ir kai jau truputėlį atsirado pinigėlių, mums nupirko kompiuterį, 1 ant 2. Tai mes taip sėdėdavom ir kalbėdavom, sakau, Ievute, būk gera, man pavietimą tik padaryti, 1, aš greitai, ne, man raštas dega, aš negaliu dabar palaukti dar pusvalanduką. Tai mes taip dirbam su vienu kompiuteriu. Pirmą tarybą išsirinkom jau, įvyko posėdis, tai tuoj pat suplanavom sekantį tarybos posėdį ir tam tarybos posėdžiui jau paruošėm tarybos darbo reglamentą, kurį reikėjo priimti ir pradėti spręsti uždavinius. Taigi sekantis tarybos posėdis įvyko Kauno universiteto patalpose. Susirinko mūsų bendruomenė, taryba, garbės teismas, revizijos komisijos nariai, susirinkom ir žiūrim, į auditoriją įžengė Sveikatos ministerijos desantas. 2 teisininkai, universiteto atstovai. Mes nebuvom įspėti. Aš galvoju, kad ko gero buvo viltis, kad gal mes, neišmanę teisininkų dar tada neturėjom. Turėjom tik tai padėjo savanoris teisininkas, nes iš ko mokėti mes neturėjom samdyti darbuotojų. Tai tikėjusi, kad gal mes suklysim. Jiems buvo įdomu, kaip taip, nei politikai, nei suprantantis ten, kaip valdyti, susirinks ir kaip
įvyks ar sklandžiai ar nesklandžiai. Jiems buvo labai įdomu. Ir kai tas posėdis įvyko, tokių atsiliepimų girdėjau, sako, vau, o taip ir turi dirbti ir ministerijos, ir kitos organizacijos. Mano supratimu, tai labai geras daiktas. Turėti tą, kas tau gali paremti, bet kada konsultuoti su juristais, kam turėti savo, galim turėti vieną. Tai kiekvienas dalykas turi, sakykime, asmeniškai turėti kažką, tai yra svarbu, bet jeigu mums visiems kažkas vienodai reikalinga, tai mes turėkim vieną, kuris ten rinks medžiagą, pakonsultuos, ateis, žinai, kam 100 žmonių sekti tos teisės aktus, kai galit sekti vienas ir elektroniniu paštu perduoti visiems. Pasikeitė tas ir tas, pažiūrėkite tai ir tai. Viskas. Aš prisimenu tos laikus, kai aš pradėjau dirbti privačioj praktikoje, nieko nereikėjo. Jokių popierių nebuvo, niekam niekas buvo neįdomu. Po to viskas atsirado ir tas biurokratinis variantas, jis yra labai didelis ir užimantis daug laiko. O odontologija tai yra tokia manualinė specialybė, kur reikia dirbti rankomis, o ne popierius vartyti. Ir iš tikrųjų rūmai sistemindavo, sutraukdavo, paaiškindavo. Su odontologų rūmais pirmą kartą susidūriau tada, kai man teko įsigyti gydytojo ortodonto licenciją. Ir ta pažintis su rūmais buvo tokia labai savotiška. Rūmai tada glaudėsi klinikų Rūsyje ar pusrūsyje, Eivenių gatvėje. Ir aš grįžau į savo buvusią alma mater, bėgau tuo pačiu pusrūsiu priduoti dokumentus. Ta patalpa tokia, gana nyki, bet jau tada ten dirbo labai šviesaus proto žmonės, labai bendruomeniški ir tikrai už tų metalinių tokių durų gavau visą pagalbą, kaip susitvarkyti licenciją, visus paaiškinimus, kaip ją vėliau pratęsti ir panašiai. Aš tikrai jaučiau, kad palaikymą, tiesiog visada pagarba žmogui, nebijojimą klausti ir, kaip sakau, prašyti pagalbos ir ją gauti. Žiūrėkit, kokie nuostabūs renginiai tobulinimuose. Šventės, odontologų diena, profilaktikos programos jau pacientams, plačiau truputėlį, kai mes išeiname. Tai, bet pirmiausiai specialistams, bendruomeniai, tai tikrai žinios, tobulinimas ir pagalba, konsultacija. Visada jų gali paskambinti, paklausti ar parašyti laišką ir gauti atsakymą. Dauguma tai turbūt, jeigu buvo dirbama be atlygio. Tai buvo dirbama visuomeniniu tikslu to ir visi turėjo savo tiesioginės pareigas, kuriuose dirbdavo, kad gautų atlyginimą už tai, o savo laisvą laiką aukodavo rūmams. Ir už tai, žinoma, būdavo jie paminėti, šventėse būdavo apdovanojami, o jeigu dar turite omeny šventę šitas mūsų tarptautinius kongresus, taip, tai būdavo šventė, bet tai kokie lektoriai dalyvaudavo, kokia galimybė pasirinkti, kokią tu nori paskaitą klausyti, ką tu nori iš naujovių pamatyti, firmos prekiaudavo, tiesiog, nežinau, grįždavai su tokiu bagažu, ne tik tai žinių ir vis kita, bet ir dovanų, tai kas naujausia. Mane labiausiai domino profilaktikos programos komisija, kurioje galėjai siūlyti savo idėjas ir betarpiškai dalyvauti įgyvendinant jas, tam, kad kuo mažiau būtų paplitimas odontologinių ligų, kad kuo daugiau padėti patiems pažeidžiamiausiems. Mes ne tik, kad vykdom mokymus ar nevažiuojam ir pas vaikus, ir pas negalę turinčius žmonės, visur, kur tik tai reikia, bet mes ir vežamės ir knygelės, ar ne, ir visokius metodinę visokią medžiagą. Ir taip pat visada gauna dovanėlės, burnos priežiūros priemonių rinkinius. Apmokom. Toliau, kad nenutrūktų, vėl važiuojam, vėl kartojam, ar ne, kad tie įgūdžiai atsirastų. Tai, ką daro odontologų rūmai, tai yra tikrai didžiulis darbas. Tai, ką tu darai, jauti, kad darai dėl savo bendruomenės, dėl savęs, dėl ateities, tiesiog gera.
rūmai padarė labai daug pakeisdami pačių gydytojų, odontologų ir burnos priežiūros specialistų požiūrį į savo profesiją. Kadangi rūmų savivalda turėjo refleksijos mechanizmus pažvelgti į savo profesiją, į jos tobulinimą, į paslaugų prieinamumą ir visus kitus niuansus, mes turėjome labai geras sąlygas, nes mes atliepdavome bendruomenės, didžiosios dalies bendruomenės. Dar vienas labai svarbus momentas, kad odontologų rūmai prisiėmė visai nemažai tam tikrų biurokratinių funkcijų, kai gydytojai odontologai ir burnos priežiūros specialistai nelabai rūpinosi, kiek jie surinko ten tų valandų, nes viskas už juos būdavo suskaičiuota, nereikėjo netgi kaupti popierinių sertifikatų, nes jie visi būdavo apskaičiuojami rūmų įdiegtose sistemose. Visada buvo galima pasiskambinti į rūmus ir sužinoti, ko trūksta, kaip trūksta, artėjant akreditacijos laikui. Manęs kai klausia, gal jūs prisimena taryboje kokį juokingą atvejį, tai aš taip galvoju, Dieve, darbas, juodas darbas, posėdžiai, išvados, ką daryti toliau ir ta prasme, kol kas net kitą kartą reikia ir tų ekspertų ir kreipiesi ir į universitetus, bet aš tuo metu kažkaip visi labai entuziastingai padėjo ir tikrai mes buvom tikrai puikia komanda. Turėjom iš tikrųjų labai gražų laiko tarpą, gana sėkmingą, man atrodo, ir netgi buvome pavyzdys kitom Europos Sąjungos valstybėm. Ketvirtas pasiūlymas yra iš esmės tai, kad nereikėtų atimti licencijavimo iš odontologų rūmų. Kas už tai, kad nepritarti. Čia dėl to licencijavimo, kad odontologams nebūtų to licencijavimo. Nepritarta. Aš turiu paslaptį. Ir ta paslaptis yra tokia, kad dabar galėčiau pasakyti, kad aš pirmą kartą išgirdau, kad rūmam grėsia tiesiog išardymas, panaikinimas, atėmimas tam tikrų funkcijų. Teko garbė būti Švedijoje, būtent FDAI suvažiavime ir tuo metu buvau kartu su docente Anastazija Tutkuvienė ir su rūmų jau trečios kadencijos rūmų tarybos pirmininko Alvydu Šeikumi, kada bebūnant ten, gerbiama mūsų Anastazija Tutkuvienė sulaukė skambučio ir tas skambutis buvo iš to, kad kaip jūs čia palikot rūmus vienus, yra teikiama informacija, kad iš rūmų bus atimtas licencijavimas tiek asmenų, tiek būtent ir įstaigų. Ir čia buvo 2008-2009 metai. Tada pats ponas komiteto pirmininkas Matulas paskambino ir kategoriškai pasakė, kad rytoj vyks Seimo sveikatos reikalų komitetas ir bus svarstomas klausimas dėl licencijavimo, dėl rūmų įstatymo pataisų. Kokia reakcija buvo? Reakcija, mes buvom šokę. Bandėm įrodinėti, bandėm prašyti, tai nukelkit, kasgi nuo to pasikeis. Tai pradžioj nesutiko, paskui jau rašėm iš ten raštus, siuntėm, reikėjo pagrįžti, kodėl mes išvykę, ką mes ten darom. Na, atkėlė posėdį, įvyko tas posėdis, bet tai nebuvo ne vienintelis toks atvejis, kada vos ne iš vakaro arba vos ne paryčių paskelbė, kad staiga posėdis ir staiga toks bus jūsų klausimas svarstomas. Medžiagos mes negaunam. 8 metus vyko karas. Karas. Ir nebuvo nė vienos dienos, kad kažkokios tai naujienos nesužinotum.
Tai ir užsakomieji straipsniai buvo, ir provokacijos, ir kaltino, ir kad mokesčiai ir nesumokami. Pirma problema, kuri beprasidedant mano antrąjį kadenciją, reiškia 5-aisiais rūmų gyvavimo metais, jau atsirado siūlymas, vėlgi iš odontologinės įstaigos buvo kreipimasis į rūmų peticijų komisiją raštas, kad panaikinti privalomą rūmų narystę. Tai pati pirma tokia buvo iškelta jau rimta problema, su kuria mes susidūrėm ir kada reikėjo ne tik tai konkrečius darbus dirbti, bet būtent pradėti įrodinėti Seimo nariams, ministerijai, kuogi svarbus yra kuo svarbi visuotinė narystė. Pavyko susidoroti su šita problema, tai buvo pirmas, paskui, kaip minėjau, atsirado antras, vėlgi iš tų pačių odontologų, dėja, per savus, dėja. Tai atsirado kreipimasis dėl licenzijavimo funkcijų ir kaip nebūtų gaila, po kelių metų, praktiškai užtruko nemažai metų ta mūsų kova, bet vis tik tai pavyko tas rūmų įstatymą panaikinti. Apskritai šita sistema buvo sužlugdyta ne dėl to, kad jinai veikė blogai, bet tai buvo visiškai asmeniniai interesai. Aš pavadinčiau netgi tai asmeninėmis užgaidomis tam tikrų Seimo narių. Ir tikriausiai tai ir lėmė tą tokį užsispyrimą, kad neatsižvelgiama į objektyvius kriterijus. Buvo kaltinami rūmai, kad veikia neskaidriai, blogai ar dar kaip nors. Mes matome pagal pastaruosius gyvenimo įvykius. Neskaidrumo yra tiek kitose savivaldose, tiek Seime, tarp Seimo narių, bet kažkodėl tai mes nepaleidome savivaldybių miestų, mes kažkodėl nepaleidome Seimo, neįvedėme monarchijos, nepaskyrėme karaliaus ar prezidento. Bet kažkodėl rūmus kažkam kažkas nepatiko ir sugalvojo, kad iš viso jas reikia suardyti, o ne taisyti galbūt tas klaidas, kurios galėjo pasitaikyti. Liūdesys. Atrodė, kad netikėjau iki paskutinės minutės. Negalėjau suvokti, kaip šitaip galima. Bet dėja pasirodo, politikoje viskas galima. Rūmai nedingo, nariai neįsilakstė. Principe gal nubirėjo vienas antras, kuris išėjo, bet esmė rūmai liko, nariai liko, bendruomenė liko. Ir šitą jėgą bendruomenės užtat ir pastumėjo visus. Ir ne tik tai politikus, valdžios atstovus, bet ir pačių rūmus vadovybę, kad reikia kažką daryti, reikia kažkaip tai stengtis. Ir visą laimę mes tie vyresni kolegos kalbėjom, dabar ateis jaunimo komanda, tai jau bus ne taip. O pasirodo, klydom. Iš tiesų, tas pereinamasis laikotarpis, jisai nuo naujos tarybos išrinkimo iki jau labai tvirtos krypties nusistatymo mums taryboje, kad mes visgi kovojame, kad atgautume tas funkcijas. Sakyčiau, tas laikotarpis buvo labai nerimastingas, nes mes praradome savo pagrindinės funkcijas, mes turėjome staigiai galvoti, ką mes galime naujo pasiūlyti savo nariam, kad išliktume patrauklus. Ir čia tikriausiai vėlgi didžiausias ačiū turėtų būti pasakomas mūsų nariam, kad jie net to tokiu vakuuminiu periodu jie neišsilakstė, organizacija nesubirėjo, ko aš manau ir esu įsitikinusi labai tikėjosi kai kurie mūsų nedraugai. Bet bendruomenė absoliuti dauguma jinai išliko ir tada taryba sprendė, o ką mes darome toliau. Mes sugalvojame, kad reikia jungti įstaigas, vienyti įmonės, pasiūlyti joms įvairias paslaugas, bet ir tada vieningai buvo nuspręsta, kad mes turime kovoti, turime atgauti mūsų prarastas funkcijas. Iš tikrųjų, tie 4 metai buvo ir sunkus, ir įdomus, ir džiuginantis, ir liūdinantis. Ir kodėl? Ogi todėl, kad tu pamatai patį procesą. Buvo iš tikrųjų be galo įdomu pamatyti teisėkūros procesą, nes mes kaip odontologų rūmų bendruomenė perėjome visus įstatymo
kūrimosi procesus iki pat jo patvirtinimo. Tai pamatyti tai, kaip tai atrodo gyvai, man pasirodė pakankamai įdomu. Dėl ko tai buvo sunku? Sunku dėl to, kad politikai neturi vieningos nuomonės. Politikai neturi nuolatinės nuomonės. Jie tą nuomonę gali pakeisti, vieną dieną sakyti taip, kitą dieną sakyti ne. Galbūt netgi vienas iš tų kuriozų jau ten finaliniame etape buvo situacija, kai Seimo narys Sveikatos reikalų komitete sako, žiūrėkit, aš tai jūs palaikau, aš esu už savivaldą, tačiau žinokit, mes susitarėm kitaip Sveikatos reikalų komitete ir aš balsuoju prieš. Ir tada tu supranti, kad tu nebesupranti, kaip veikia politika, tu nesupranti, kaip veikia sveikas protas. Tikrai noriu padėkoti už tokį išskirtinį dėmesį odontologų rūmams ir tai narystei. Ir noriu paklausti, o ką Jūs galvojate apie bendrai sveikatos sistemos situaciją Lietuvoje? Apie tai, kad 3 netgi skyriai universitetiniai Santaros ligoniniai stoja dėl darbuotojų trūkumo, ką Jūs galvojate apie audito išvadas apie Klaipėdos ligoninę, ką Jūs galvojate apie net 2 suicidus nuo rugsėjo mėnesio medikų. Praeitą savaitę Seimas patvirtino jau ir nusprendė dėl privalomos ar neprivalomos narystės odontologų rūmuose. Ir šitas klausimas yra tikrai pirmo svarbumo sveikatos sistemoje, nes Jūs nematot kitų problemų ir Jūs bandot, nežinau net kaip įvertinti, patenkinti turbūt savo ambicijas, keldamas ir dabar ekstra tvarka labai greitai, iki ketvirtadienio bandydamas šitą dalyką priimti, kai buvo 3,5 metų praktiškai vilkinamas klausimas odontologų. Kaip Jūs atrodot bendram kontekste prieš rinkėjus ir prieš medikų bendruomenę? Ilgus metus šitas projektas buvo laikomas Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininko stalčiuje, dirbtinai vilkinama ir kas įdomiausia, bet matyt tokie yra politiniai žaidimai, kol mes nepradėjome viešinti asmeninių interesų politikų, skalbti jų asmeninių skalbinių viešai, tol niekas ir nepajudėjo. Ir tik tai pasitelkus žiniasklaidą, pasitelkus kažkokių, mes deklaravome, kad kai kurie turi asmeninį interesų konfliktą, jį iškėlus į visuomeniai, tik tai tada iš tikrųjų ir pajudėjo mūsų projektas, jau tada aišku įsijungė ir dauguma kitų Seimo narių ir vat būtent ta tokia jėga jinai ir išstūmė, kad tas projektas pasiekė finišo tiesiai. Labai simboliška, kad lygiai prieš 20 metų Seimas priėmė odontologų rūmų įstatymą. Tai džiaugiuosi, kad šiandien pagaliau tą projektą mes svarstome. Noriu pasidžiaugti, kad iš tiesų po kelių metų diskusijų mes pagaliau grąžinsime odontologų bendruomeniai tą savivaldą. Aš turbūt per šios 4 metus turbūt labiausiai ir jaučiausi apgauta. Jie visi į akis šnekėdavo, didžioji dalis, kad jie remia, kad jie paremia, kai ateidavo laikas, jie kažkur sustodavo, užsiėmė kitais svarbesniais reikalais. Dantis valausi 2 kart per dieną ir jie yra labai sveiki ir pas odontologus nevaikštų praktiškai niekada. Odontologai yra tokie pat sveikatos specialistai, dirba komandose kartu su kitais medikais, kitų specializacijų medikais. Ir jų licenzijavimo, licenzijos priežiūros, akreditavimo, išskyrimas ir išplėšimas iš sistemos yra niekas kitas kaip tam tikro chaoso ir tam tikros sistemos ardymo elementas. Paskutiniai 2 mėnesiai, sakykim taip, tai buvo kažkokia, iš viso kažkas out of space, tai buvo visiškas nesusipratimas mano normaliam žmogui, tai yra visiškas nesusipratimas. Ta kiekviena paskutinės dienos, paskutinės savaitės, tai buvo, prisipažinsiu, man asmeniškai kažkoks košmaras, nes tikrai dirbom 4 metus, praėjom viską, ką buvo galima praeiti. Tačiau galutiniam variante, kaip nėra to sprendimo, taip nėra. Aš tikrai atidžiai stebėsiu, ar tie aktyviausi damos ir vyrai, kurie labiausiai palaikė tos rūmus ir galimai esate aplypę interesų konfliktais žymiai daugiau negu čia kai kurios mus kaltinot, ar ne po kadencijos, jeigu neišrinks, ar jūsų artimieji neatsiras rūmų struktūrų. Aš turiu deklaruoti, aš turiu interesų konfliktą, turiu dantų, tai esu priversta juos
prižiūrėti, kadangi naudos įstatymo pakeitimas 2019 metais jokios naudos nedavė, tai labai tikiuosi, kad šiandien Seimas ras savyje valios tą nevykusi pakeitimą paneigti ir grąžinti odontologų rūmams jų funkcijas. Tai tada balsuokim. Balsuojam dėl 14P 164 trečio varianto odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo. Balsuojam. Užsiregistravo 23, balsavo 22, 67 prieš 2 sulaikė 23, įstatymas priimtas. Netgi priėmus įstatymą Seime, tikrai yra žinoma, kad buvo daroma daugybė žingsnių, kad paskutinis žingsnis, tai yra prezidento parašas po įstatymu, būtų nepadėtas. Manau, kad darom klaidą, kurią tikėtina, kad susiformavus kitai politiniai sanklodai vėl bus bandoma atitaisinėti. Labai buvo, aš prisimenu, tuo metu sėdėjau mašinoje ir nežinojau ar juoktis, ar verkti, nes kartu apėmė tie tokie du priešingi visiškai jausmai ir negaliu pasakyti, kad atėjo kažkoks labai didelis palengvėjimas, nes matyt, ta kova, jinai jau įrodė, kad to visiškai ramaus gyvenimo nebus niekada. Vieną galvą nukirtom, bet neaišku, ar 9 neataugs. Tai dėl to negaliu pasakyti, kad buvo didelis palengvėjimas. Taip, tai buvo džiaugsmas, tai džiaugsmas dėl bendruomenės, bet kad kova baigta, tai tikrai taip nėra. Visus nuoširdžiai sveikinu 20 gimtadienio proga. Odontologų rūmams tai linkiu tvirtai stovėti ir dar ne 100 metų. Visada būti tokia gražia, susiklausiusia, vieninga šeima. Kad norėtųsi būti odontologu. Kad ir toliau būtų tokie pat ištvermingi, valingi. Stiprybės veikloj. Palinkėčiau didelio kolegiškumo, nuoširdumo bendraujant profesinėje srityje. Puoselėti savivaldos teisę. Linkiu ir toliau būti darbštiems, sąžiningiems, kūrybingiems. Na ir toliau tobulėti. Labiausiai tai norėtųsi, kad ta bendruomenė tikėtų. Kad jinai tikėtų tais darbais, kuriuos daro. Išlikti tokiai bendruomeniai, kokia iki šiol buvo. Sėkmės ir ne tik tai šitoje veikloje, bet ir asmeniniam gyvenime. Dar labiau būtume vienas kitam kaip kolegos, draugai, ne konkurentai. Pasitikėjimų ir didelės kantrybės. Na, aš noriu, kad odontologų bendruomenė būtų tokia vieningesnė. Neblėstančių ir drąsių svajonių. Palinkėčiau, kad jiems kiekvienam tai taptų dar viena šeima jų tiesiog gyvenime. Taikos, sveikatos ir meilės žmonėms. Net kai gyvenam tą ramųjį laikotarpį, gyventume gražiai ir santarvėje, tai tada ir priešas mūsų tikrai nedrįs užpulti iš pasalų. Tai, ką sukūrėm, tai, ką atstatėm sugriautą, išlaikyti, saugoti, tausoti, dėl vienos labai paprastos priežasties. 3 karto gali ir nebebūti. Prisiminkit indėnus ir vinetų, kada sulaužė vieną strėlę ir kada sudėjo strėlės į krūvą ir bandė perlaužti ir neperlaužė. Tada vinetų ir pasakė, taip, kartu mes stiprus.